Prieš 3 metus civilizuotas pasaulis negalėjo įsivaizduoti, kad 21 amžiuje gali įvykti toks karas. Po 3 metų taip pat civilizuotas pasaulis negali suvokti, kas dabar vyksta ir kaip bandoma ant kelių parklupdyti Ukrainą. Paradoksas, kad po 3 metų didvyriško karo, didvyriško pasipriešinimo Ukrainos tautos lyderis, prezidentas Zelenskis, pavadinamas komiku arba diktatoriumi. Ukraina, kurios sūnus ir dukros guldo galvą už ir mūsų laisvę, ir Europos laisvę, vadinama šalimi, kuri neturėjo šito karo pradėti. Ar galėjom pagalvoti, kad tarptautinėje teisėje pripažintas terminas sutartis yra keičiama terminu sandoris. Sandoris dėl teritorijų, sandoris dėl iškasenų, sandoris dėl garbės. Ką mes galim padaryti, būdama maža tauta? Mes tikrai galim pastebėti, kad ypač šiais laikais, šiuo momentu, ar tauta yra didi, ar didelė yra esminis skirtumas. Ne teritorijos dydis, ne ginklų kiekis, ne žmonių skaičius, bet visai kiti dalykai sprendžia, ar yra valstybė ir tauta didi ar didelė. Mes esam didi tauta, didi valstybė ir tokių Europoje ir pasaulyje yra daug, kurie besąlygiškai remia Ukrainos laisvę ir nepriklausomybę. Šiandien visi turime suvokti, kad taika Ukrainoje gali būti tik tai ukrainiečių sąlygomis pasiekta. Ir tam nedaug ko reikia. Tiesiog deokupuoti, išlaisvinti Ukrainos užimtas teritorijas, teisiškai ir finansiškai nubausti karo nusikaltėlius ir agresorių ir suteikti labai paprastą Ukrainai garantiją. De facto pripažinti tai, kas yra de facto de jure. Ukraina jau yra NATO valstybė, kariaujanti su NATO ginkluotė pagal NATO standartus už daugelio NATO valstybių laisvę ir nepriklausomybę. Remkime Ukrainos laisvę kaip valstybė, prisidėkime kaip tauta ir ruoškimės patys padaryti viską, pasikliaudami tik tai savimi, kad galėtume ginti mūsų Lietuvą, mūsų laisvę ir mūsų nepriklausomybę.